Namo akys yra langai, todėl svarbu pasirinkti kokybiškus langus, kad jie tarnautų ne vienerius metus. Kaip tinkamai išsirinkti langus pagal poreikį ir piniginę storį. Jūs galite rinktis tiek plastiko, aliuminio profilio langus, tiek ir medinius. Apsistokime ties mediniais langais. Anuomet jie buvo beveik kiekvienose namuose, bet rinkų užkariavę plastikiniai langai. Bet kodėl taip yra? Specialistas papasakos išsamiau apie medinius langus, gamybos principą, technologiją ir plastinės medžio galimybės, kurių negali gyventi įprasti profiliai. Renkantis langus visą laiką iškyla klausimas rinktis ar medinius, ar plastikinius langus. Plastikiniai langai yra atsparesni kažkokiam tai purvui ar įbrėžimams, jos lengviau prižiūrėti nuo dulkių ar įbrėžimų. Tačiau medinis langas jis visą laiką yra stabilesnis, jis yra malonesnis liestis, jis yra šiltesnis. Todėl su mediniais langais mes galim pasirinkti įvairiausias spalvas, ko tikrai mūsų neriboja kažkokios paletės. Galim pasirinkti ir iš lauko, ir iš vidaus skirtingas spalvas, galim priderinti palangės, grindis, laiptus ir visą kitą, todėl tikrai turim labai platų pasirinkimą su mediniais langais. Šiai dienai gamintojai gamina jau 3 kartos medinius langus, tai yra pasikeitė lango profilis, kaip jis yra išpjaustamas, kaip yra sudedamos medinės detalės, todėl šios dienos langai tikrai yra šilti, patikimi ir tvirti. Turime 92 mm storio su termo užpildu langą pasyviam namui. Standartinis anksčiau naudotas 78 mm langas taip pat yra labai šiltas, tiesiog jo šiluminė varža dar nesiekia pasyviam namui reikalavimas, kur mes galime pasiekti su pasyvaus namo langu 0,66 U vertę. Skirtumas su plastikiniais langais, kad mes medinėse languose nematom tų kiaurymių, kurios vadinamos kameromis. Jų nereikia kažkaip užpildyti, uždėti termo užpildą ar armavimo juostą. Pats medinis langas turi klijuotą tašą, kuris iš savęs yra tvirtas ir šiltas. Todėl tokie pagrindiniai pliusai nuo plastikinio lango, kad mes kažkokių papildomų priedų į jį neturime dėti. Mediniai langai gerai sulaiko šilumą, o lango rėmą malonu paliesti ne tada, kai lauke temperatūra yra žemiau nulio. Geros medinių langų izoliacinės savybės pateisina medžio naudojimą tokiomis aplinkybėmis, kai nuolat auga šiluminės energijos kaina. Taip pat mediniam langui dažniausiai naudojama geresnė furnitūra. Kiekvienas furnitūros gamintojas, ar tai būtų Sigenija, ar GU, ar Roto, populiariausi gamintojai, turi keletos lygių skirtingą furnitūrą. Mes naudojame mediniam langam pačios aukščiausios klasės furnitūrą. Renkantis medinius langus, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kokius profilius naudoja, paklausti gamintoją, kurios kartos profilius jie naudoja, kokią furnitūrą jie deda, kokius naudoja stiklo paketus. Taip pat atkreipti dėmesį į nuolaidas ar į tarpus, kaip silikonas yra uždėtas ant stiklo. Tai pagrindiniai kriterijai, kurie atspindi lango kokybę. Mediniai langai gali būti pritaikyti individualiems poreikiams, lenktos formos tinkami senamiesčiams, kai reikia nestandartinių sprendimų ar kitokios svarstymo galimybės. Nesvarbu, ar rąstinis namas, ar modernus žiemos sodas, mediniai langai puikiai tinka visiems interjerams. Prie medinių langų lengva derinti kitus interjero ir eksterjero elementus, todėl išbaigtas ir harmoningas vaizdas pasiekiamas lengvai. Turim plastikinių langų spalvų paletę. Jinai yra ribota, mes galime rinktis tik iš keletos spalvų. Tačiau medinius langus mes galime rinktis iš daugybės spalvų, kas tinka ir laukui, ir išoriai. Jeigu neradom spalvos iš mūsų turimos spalvų paletės, mes galime spalvą parinkti individualiai, priderinant prie grindų ar laiptų ar kitų interjero detalių. Todėl visą laiką mes turim neribotą spalvų pasirinkimą. Dažniausiai medinius langus klientai renkasi tada, kai nori suderinti jaukumą, natūralumą ir interjero sprendimus. Su mediniais langais mes tikrai neturim jokių apribojimų tiek su dydžiais, tiek su atidarimo variantais. Gali būti ir slankiančios, ir sulenkamos, suveriamos, atverčiami langai, dvigubi, arkiniai ir visokie kitokie. Taip pat, jeigu turim senamiestį, mes galim pritaikyti restauracinius langus pagal senovinio tipo, tiesiog padaryti naujus, šiuolaikiškus ir atkartoti senovinius elementus. Čia turim ąžuolinį 92 mm storio langą su imitaciniais šprosais ir duplekso stiklo paketu. Tai tikrai brangus, kokybiškas ir geras langas.
Šiems mūsų mediniams langams naudojama pati geriausia Sigenijos furnitūra, kuri turi besisukančius ratukus ir dėl to labai lengvai užsidaro. Patys susireguliuoja ir klientų nereikia kviesti meistrų, kad praėjus sezonui jas reikėtų pareguliuoti. Taip pat langai gali būti gaminami ne tik iš pušies ar ąžuolo, kai yra tradiciška, bet ir iš raudonmedžio, maumedžio ar iš kitų egzotinių medienų kaip eukaliptas ar kiti. Šiai dienai, tam, kad pagaminti kokybišką langą, gamyba turėtų būti automatizuota. Gero lango tikrai negali pagaminti vien tik rankomis. Tam, kad sumažinti žmogaus klaidos tikimybę, visas procesas turi būti maksimaliai automatizuotas. Kokybiški ir patvarūs langai svarbus rodiklis, siekiant užtikrinti geras statinio izoliacinės ypatybės.